Labą dieną, ponai, visiems, kaip gyvenimas. Iš tikrųjų smagu, kad svečiuojatės, kad aplankėt mus ir jeigu apie varžybas, manau, kad dėl jų čia tas reportažas daugiau, ne? Tai, iš tikrųjų, čia tokia labai sena idėja buvo, kalbėjom pastoviai su Lietuvos šeiperiais, kurie stato tos parkus ir varžybas organizuoja, kalbėjome su latviais ir tai viskas rituliojosi, kad pakankamai staigiai gavosi, kad atsiranda šitas renginys, sujungus labai daug ir žmonių, ir kompanijų į vieną krūvą ir tokiu būdu norime padaryti turbūt geriausias šio sezono varžybas Pabaltyje. Manau, kad varžovai, kurie atvyks iš gretimų šalių, nebus taip stipriai pasiruošę, nes jie sniego neturi. Mes, kadangi jau čia nuo rudens treniruojamės, turim pakankamai geras sąlygas, tai manau, nežinau ar laimėsiu, bet manau, pavyks parodyti, ką mes išmokom. Tai va, bet žodžiu, renginys planuojamas rimtas ir tikrai verta atvažiuoti pamatyti. Jeigu nesudalyvauti, tai bent pamatyti. Pažiūrėt bus. Pažiūrėti tikrai bus, jo. Tai žodžiu, kaip jau Jonas ir Marius pasaka, nusimato labai didelės ir galingos varžybos tarptautinės, kur suvažiuos krūva visokių raiderių. Todėl yra planai padaryti parką, kokį Lietuvoje dar irgi nebuvo. Kokybiškai didelį, kad nenusiviltų nei vienas atvažiavęs raideris. Kol kas laikysim paslapty, kaip jisai atrodys, bet... Bent kažką galima jau atskleisti, kad žmonėm būtų įdomiau susidėti. Tas, kas visiems labai įdomu. Iš tikrųjų yra numatytas didelis tramplinas. Žiūrėsim, kaip čia seksis su sniegu, išsistumsim visą, kurį rasim aplinkui ir manau, kad turėtų gautis kažkas gero tiems, kas mėgsta paskraidyti. Another one running, another one gunning. Beats a roll for random slums, but I ain't down with those bums. So fun it gotta be, then grab your BB. Sing so sweetly to the front row seat. But that's the way to be, watch the damn TV. Since you're free, come on, straight up Missouri. Run, daddy, run. See, I flies them all, but they be coming back. Run, daddy, run. Black hat and black heart to match. Run, daddy, run. Cause this ain't the next whoever, it's the new kid. Let me see what you got, baby, open it up. If that's a big bag of money, we be divvying up. If that's a slip in your mouth, baby, pass it up. I need a drink cause the bass is still coming. Yra visos sąlygos tam, arenos administracija iš principo mums tas sąlygas visas padaryti tokį renginį kaip ir suteikia. Turime geriausius visus, sakykime, trasos ruošėjus kaip Giedrius su savo komanda, kaip Janis iš Latvijos. Bendrai jie sujungs jėgas ir pastatys tokią, sakykime, aplamai dar turbūt Lietuvoje nebuvusią trasą, rungtį, sakykime, tai bus slopestyle stiliaus varžybos. O kas tai yra slopestyle? Žmonėm, kurie nežino, kurie nesimano. Iš principo tai kombinuotas čiuožimas, kai tu pradedi čiuožti ir kelis figūras imi vienu metu. Tai yra, sakykime, dėžė, galbūt reilas ir tada tramplinas ant galo. Viską vainikuoja. Žodžiu, teisėjai rašosi ant kiekvienos figūros atliktą triuką, susumuoja taškus ir taip įvertina tavo tą nuvažiavimą. Tai žodžiu, tas labai yra gerai šita rungtis, mano akimis žiūrint dėl to, kad labai viskas išsilygina, žodžiu, nes dažniausiai būna vieni sportininkai geriau važinėja ant tramplinų, kiti geriau važinėja ant vamzdžių. Tai čia, sakykime, jau nugalės tas, kuris galės universaliai pavažinėti. Bus liūdna išsivežti trofėjų Latvijos arba Estijos. Jo, be jokios abejonės tai gali atsitikti, nes Lietuvos lygis, aš manau, kad šiai dienai yra šiek tiek silpnesnis nei kad Latvijų arba Estų, bet turint galvoj, kad Latvijos su Estais dabar neturi kur treniruotis. Girdėjau, keli sportininkai buvo išvykę į Suomiją iš jų.
Sniego nėra, nėra sniego. Nėra sniego. Niekur nėra sniego. Yra tik pas mus Lietuvoje, čia Snow Arena. Jo, Snow Arena ir lietuvių lygis iš tikrųjų kyla kiekvieną dieną turbūt. Ypatingai pastebim, kaip vietinių druskininkiečių lygis auga, kurie vos pradėjo čiuožti dar tik tai arenai atsidarius. O šiuo metu jau jie parke atlikinėja pakankamai sudėtingus triukus, tai irgi tas labai, sakykime, žavi, kaip sporto mėgėjus. Riding Baltics tai iš principo naujai gimęs projektas, kurį sukūrė mūsų geras draugas Janis, kuris stato parkus. Jisai šiais metais sukūrė šitą projektą tam, kad sujungtų visas varžybas į krūvą, kad padarytų etapus, kad varžybos vyktų visose šalyse, priversti sportininkus važiuoti į visas tas varžybas. Ir kažkaip matau, kad jam labai gerai pasisekė. Tai mes jį pajungėm į šitą renginį dar dėl to, kad tas mūsų renginys pataptų pirmojo etapu. Tas yra labai didelė motyvacija visiems sportininkams iš tolimiausių kampų. Ir iš Latvijos, ir iš Estijos važiuoti. Važiuoti į šitą renginį tam, kad jie neprarastų savo taškų galutinėje įskaitoje. Be jokios abejonės, renginys neužims viso kalno. Užimsim mes tik tai mažąją dalį jo. Tai aš manau, kad žmonėms, visiems lankytojams bus kaip tik toksai, kaip ir papildomas atrakcija labai gera, nes bus tikrai geri vaizdai. Aš manau, daugelis tokių triukų bus aplamai nematę, nes, kaip ir minėjau, per šias varžybas stovės tramplinas. Dabar gal žmonės jau ten ant tų vamzdžių, kaip važinėja, yra matę pasisotinę tais vaizdais, bet kaip šokinėja rimti sportininkai per tramplinus, tai tikrai bus naujiena.